Sveiki, trumpai Jums pristatysime pagrindinės verslo valdymo sistemos Delivera funkcijas. Ši programa veikia internetu, todėl visus duomenis esančius Deliveroje galėsite pasiekti bet kur, kur yra interneto prieiga. Dabar Jums parodysiu, kaip veikia Delivera. Prie sistemos prisijungsite adresu www.delivera.lt. Visų pirma, prisijungimo langą suvesite duomenis. Vartotojas, demo, slaptažodis, taip pat demo. Pagal šiuos duomenis identifikuojamos teisės, kurias turi vartotojas, ir funkcijos, kuriamis jis gali naudoti. Taigi, sistemai užsikrovus matome pagrindinį langą reisai. Reisuose matome visus aktyvius pervežimus ir jų duomenis. Kaip antai, sutarties numeriai, maršrutas, kuriuo važiuoja krovinys, pakrovimo iškrovimo datos, krovinio informacija, transporto informacija, įkainiai, pervežimo būsena, vartotojas sukūręs reisą bei komentarus. Kokia reiso būsena rodo skirtingos spalvos. Pavyzdžiui, reisai skirstomi į atnaujintus, tai yra bespalviai, reisus, kurių duomenys nebuvo šiandien atnaujinti, geltona spalva, bei reisus, kurių iškrovimo data jau praeityje, šie reisai žymimi raudona spalva ir juos reikia baigti. Reisą sukurti labai paprasta. Visų pirma, suvedame krovinį, kadangi naudojame seną klientą, todėl duomenų pakartotinai vesti nereikia, mes naudojame krovinio šabloną, kuris padeda užpildyti duomenis iš praeitų pervežimų. Tuomet prie sukurto krovinio pridedame transportą. Sistema automatiškai perkelia krovinio duomenis, tiesiog reikia pasirinkti vežėją. Papildomai nurodome transporto priemonės numerius. Pervežimo kainą ir kuriame reisą. Sistema siūlo sudaryti sutartį sukurtam transportui. Sutartį su vežėju galima sudaryti įvairiomis kalbomis. Sutarčių šablonus į sistemą galite įkelti savus arba naudoti sistemos numatytusius. Kaip matote, sistema automatiškai formuoja užsakymą pervežimui. Sudarytą užsakymą galima siųsti elektroniniu paštu. Ką tik sukurtą reisą matome aktyvių reisų lange. Jisai geltonas, nes būsena nėra atnaujinta. Apačioje matome užsakovo kontaktinius duomenis, vykdytojo, vežėjo kontaktinius duomenis. Jei reiso metu patiriamos išlaidos, jas galima įvesti papildomai. Įvedus papildomas išlaidas, jos įtakoja reiso pelningumą. Kaip matome, turime 900 eurų pajamų, 950 eurų išlaidų, todėl reiso uždarbis neigiamas. Vykstant pervežimui patartina kiekvieną dieną atnaujinti reiso būseną. Tai galima padaryti 2 kartus spustelėjus. Nurodome, jog mašina yra Lenkijoje. Atnaujinus reiso būseną, reisas vėl tampa baltos spalvos. Pasibaigus reisui būtina užbaigti. Pažymėjus reisą kaip užbaigtą, jisai
keliauja į baigtus reisus. Sąskaitą sudaryti atsisakome. Kaip matome, reisas yra baigtuose, todėl gavus vežėjo sumą ir važtaraštį galime sudaryti sąskaitą. Kaip matome, sistema automatiškai užpildo visus duomenis, todėl ir sąskaitą sudaryti yra labai paprasta, taip pat ją galima išsiųsti ir elektroniniu paštu. Visos sudarytos sąskaitos kaupiamos ir talpinamos skiltyje Sąskaityba. Joje galite rasti visas anksčiau sudarytas sąskaitas, todėl nesunkiai prieisite prie visų duomenų, kurių jums gali prireikti ateityje. Sistema taip pat turi daugybę ataskaitų, kurių pagalba galėsite stebėti įmonės veiklą. Pavyzdžiui, rinkos, įmonės pelningumo, atliktų pervežimų ir įvairios atsiskaitimo ataskaitos. Viena populiariausių ataskaitų – darbuotojų darbo. Ji pateikia informaciją apie konkretaus vartotojo atliktus darbus. Ataskaitoje matome visus vartotojo atliktus pervežimus ir jų pelningumą. Jei susidomėjote mūsų verslo valdymo sistema Delivera, daugiau informacijos sužinoti apie ją galite telefonu 8644 93434 arba elektroniniu paštu mail@delivera.lt.